Dar vienas video. Kokius automobilius renkasi verslo ir politikos delegacijos. Tai pirmiausia, viskas priklauso nuo žmonių kiekio, kokio rango atvažiuoja svečiai. Sakykim, pas jūs yra didelė įmonė, pas jūs atvyksta svečiai iš užsienio, akcininkai, galbūt tos šalies politikai pasidomėti, kaip jums sekasi, nes jums, tarkim, ten toj šaly labai gerai sekasi, čia plečiatės Lietuvą ir visa kita. Ir kai atvyksta pas jūs svečiai, tai galiu pasakyti taip, vienareikšmiškai žmonės samdo S ir V klasės automobilius. Jeigu atvyksta žemesnio rango svečiai, tada, sakykim, ten pagal rangą, koks nors ten prezidentas, viceprezidentas su S klasė važiuoja, o jau žemesnio rango važiuoja su E klasės Mercedesas. Pagrindė dominuoja tik tai Mercedes modeliai. Išskirtinai juoda spalva pagal protokolą. Būna atveju, kai ten atvyksta iš karštųjų šalių, tai pas juos yra prabanga baltos mašinos. Bet kadangi Lietuvoje nėra klimatas toksai karštas, tai puikiai tiks ir juodos. Mūsų automobiliai turi išskirtinius odinius salonus, executive komplektacijos, užuolaidėlės, pagalvėlės, ambient apšvietimus, žvaigždėtą dangų ir taip toliau. Tai automatiškai jie yra jaukus, jaukesni negu kitur. Turim profesionalius vairuotojus, kalbančius angliškai, rusiškai, lietuviškai. Aš pats suprantu ir vokiškai. Tai vat, jeigu jūs, kaip sakyt, kamuoja klausimas, kokius automobilius reiktų užsakyti, tai patikėkit, nesidarykit savo gėdos ir neužsakinėkit Boltą savo akcininkam. Kažkaip tai, nežinau. Aš manau, kad akcininkai liks nesupratę. Nes tokius svečius paprastai sutinkam, jeigu į bendrą terminalą atskrenda, tai su lentelėmis, kompanijos pavadinimas ant planšetinio kompiuterio arba vardai pavardės ant planšetinio kompiuterio. Jeigu dar vienas variantas, kad būna atvyksta per VIP terminalą, taip pat būna, kad atvyksta su privačiais lėktuvais, tai važiuojam ir prie lėktuvo pasitikti tiek Vilniui, tiek Kaune, tiek Palangoj. Vairuotojai dėvi baltus marškinius, juodus kostiumus, esant pageidavimų juodus kaklaraiščius. Žodžiu, esam profesionalai šitoje srityje. Tad patikėkit čia užduotį mums ir neturėsit jokių problemų. Dabar linkiu gerą vakarą. Ir jeigu domina automobiliai, apsilankykite luxurydriver.eu.